Pietų Korėjos kariuomenė ketvirtadienį surengė karinės pratybas, siekdama pademonstruoti ir išreklamuoti šalyje pagamintus ginklus. Pratybos vyko kasmetinės Seulo tarptautinės aerokosminės ir gynybos pramonės parodos pagrindu. Pratybose buvo mobilizuotas savaeigis ginklas K9, kovos mašina K21, K1A1 tankas ir kiti ginklai pagaminti Pietų Korėjoje. Demonstraciją stebėjo užsienio kariuomenių vadai pakviesti į parodą, kuri vyko artilerijos poligone Pocheone už 54 km nuo Seulo. Parodos organizatoriai sako, kad paroda yra puikiai rinkodaros galimybė gynybos pramonės rangovams, taip pat puikiai galimybė kariuomenių lyderiams užmegzti diplomatinius santykius. Parodoje, kuri yra didžiausia Šiaurės rytų Azijoje nuo 1996 metų, apsilankė daugiau nei 60 000 profesionalų iš Pietų Korėjos ir užsienio.